visus metus, kiekvieną dieną, net ir po keletą šventųjų mes minime, kurie jau yra danguje. Minime šventuosius, kurie užsitarnavo dangaus garbę. Tarp jų yra ir kankinių, yra ir ganytojų, yra popiežių, vyskupų, kunigų, misionierių, pasauliečių, kurie tobulai gyveno, kurie darė gailestingumo darbus. Turime vienuolių, vienuolės, visokiausių šventųjų, kurių vardus žinome. Ir mes visada prašome jų užtarimo. Jiems yra skirta ta viena diena. Bet yra ir daug šventųjų, kurie jau yra danguje, o kurių vardų mes nežinome. Net nieko apie jų gyvenimą negalime pasakyti, o jie iš tikrųjų yra danguje. Ir todėl bažnyčia nori ir tuos šventuosius paminėti, jų užtarimo prašyti. Ta viena iškilmė švenčiame visus šventuosius, kurie jau Dievą garbina, kurie kartu su Marija, kartu su visais angelais per amžius stovi prieš Dievo veidą ir jam garbę atiduoda. Ir šiandien Evangelijoje mes girdime, kaip Jėzus mus pamokina apie tai, pamoko, kaip reikia tą šventumą pasiekti. Gal kažkas galvotų, kad tie šventieji yra kažkaip toli, kažkokie nepasiekiami yra jų gyvenimo pavyzdžiai, kažkaip neįmanoma gyventi, kaip jie gyveno, nes jie yra tokie šventi. Tačiau Jėzus konkrečiai sako, yra 8 palaiminimų kelias. Palaiminti tyraširdžiai, palaiminti tylūs, palaiminti vargdieniai, dvasiniai vargdieniai, palaiminti tie, kurie siekia teisybės, kurie ištroško teisybės, palaiminti tie, kurie kenčia savo gyvenime, net ir persekiojimus priima ramiai. Tie visi yra šventieji, yra palaimintieji ir jų laukia dangus. Jie bus pasotinti teisingumo, pasotinti to, kas yra jiems reikalinga. Palaimintieji reiškia tie, kurie yra pilni laimės, pilni džiaugsmo, pilni ramybės. Dievas yra jų aukščiausias gėris ir jie todėl yra tokie laimingi. Kartais ir mums reikia pagalvoti, kaip mes gyvensime, ar iš tikrųjų norime būti jų tarpe. Todėl ir verta eiti tų palaiminimų keliu. Verta pasirinkti, Dieve, aš noriu su tavimi eiti, ko tu iš manęs nori. Kartais verta ir suprasti, taip truputį su juokais, kad mums yra šventė, tokia neįprasta diena. Mes prisimename, meldžiamės, prašome užtarimo tų šventųjų, kurie yra danguje. Tačiau jiems tai yra darbo diena, nes jeigu visame pasaulyje žmonės kreipiasi į juos, prašydami jų užtarimo, tai iš tikrųjų jiems daug reikia tokio darbo. Jie paprasčiausiai prieš Dievą dar karščiau meldžiasi už mus. Dėkokime tiems visiems šventiesiems. Taigi, lapkričio 1 tai yra visų šventųjų diena, tų, kurie yra danguje. O lapkričio 2 vėlinės tai yra mirusiųjų diena. Žinome, kad mūsų artimieji ar ir viso pasaulio žmonės yra nuodėmingi. Jiems sunku buvo gyventi, sunku buvo atsispirti pagundoms, gal ir ne kartą sunkiau nusidėjo, tačiau Dievas yra gailestingas ir mes jiems prašome to gailestingumo. Jie dar nėra danguje, jie yra skaistykloje. Galim pasakyti, tokioje laukimo salėje prieš išvykstant į dangų. Iš šios skaistyklos tik į dangų galima eiti, ne kažkur kitur. Todėl ir ta mūsų malda, mūsų artimiesiems mirusiems, kurių kapus lankome, kur ant kapų uždegame žvakės, puošiame gėlėmis, prie kurių to amžinojo poilsio vietos mes sukalbame visokiausių maldų. Mes norime jiems išprašyti Dievo gailestingumo. Norime, kad ir jie būtų danguje. Ir dar vienas dalykas, svarbu, kad ir mes iš tikrųjų norėtume būti danguje.
kad ir tie šventieji, kurie jau yra danguje, ir mūsų artimieji mirusieji, ir mes patys, kurie dar turime šansą, turime galimybę pasitaisyti, kažką gerą padaryti, siekti šventumo, pasiekti to šventumo, kad visi kartu danguje susitiktume ir jau per amžius Dievą garbintume. Taigi šios dienos yra tokios ypatingos, neįprastos. Mes galime patirti bažnyčios vienybę, kad visi esame viena ir visi kartu galime šlovinti Dievą. Taigi sveikinu visus, kurie yra bažnyčios nariais, ar danguje, ar skaistykloje, ar dar čia žemėje, pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.